Sveiki, broliukai ir sesutės. Na kągi, šį kartą bus atsakymų iš terariumo pasakiečio, ar kaip pavadinti, ar laidelė, žodžiu, iš mano terariumo pasaulio. Ir kokie buvo gauti klausimai. Ogi klausimas yra toks. Ar galima nužudyti, čia pats pirmas jau toks labai toks stiprus, kaip sakyčiau, kaip reikiant. Ar galima nužudyti žmogų, ginantis, jeigu atėjo tavęs nužudyti? Tai čia iškart vienareikšmiškai noriu pasakyti, kad jeigu mes kalbam apie mūsų nuostabią planetą Žemę, tai jokių būdų nieko apskritai negalima žudyti. O jeigu kažkas pas tave ateina, tai visų pirma, aišku, reikia skambinti policiją ar kažkokias ten, žodžiu, 112, o jeigu ten kitam pasaulio krašte, tai koks ten 911 ar kokiais ten tais numeriai, žodžiu, bėgti, nešti, kaip sakant, pasimti kojas į rankas ir bėgti kuo greičiau, kuo toliau. Ir laukti, kol atvažiuos tavęs kas nors išgelbėti, jokių būdų. Tai va, o terariume, pavyzdžiui, jeigu kalbant apie tą fantazijų pasaulį terariumą, tai žinoma, jeigu ten atėjo kas nors tavęs nužudyti ir parašyta, klausia, ar galima ginantis, tai čia ne tai, kad galima, ten yra privaloma, nes jeigu atėjo kažkas nužudyti, tai vadinasi atėjo žudikas. Ne? Tai jeigu tai jis yra žudikas, atėjo žudyti nekaltą žmogų, tai jis vadinasi, tai yra tik tai nevidono tarnas kažkoks tai. Tai jeigu tai yra nevidono tarnas, tai žinoma, kad jeigu nužudai, tai žodžiu padarai tik tais gerą darbą tam pasauliui, vadinasi vienu niekšu ar žudiku tam pasauliui yra mažiau. Tai kaip ir gaunasi, kad apvalai tą pasaulį. Tai va, terariume tai tokia yra ten tvarka, žodžiu, dantis už dantį, ausis už ausį, ar kaip ten dar yra, akis už akį, ne? Ir jeigu atėjo su piktu, tai aišku, tai piktų reikia ir atsilyginti. Tai terariume tokie yra įstatymai pagal sutvėrėją ir visi ten kitokie dalykai, kaip ten teismai ir taip toliau, tai čia viskas yra tik tais nevidono išmislas tam, kad tą žmogų, kaip sakant, kažkaip tai sugniuždyti ir taip toliau. Nu dabar žodžiu, klausimas toks, atsakymas, kad yra privaloma, čia jokios abejonės nėra, nes jeigu tu nenužudysi to, kas atėjo tave nužudyti, tai vadinasi, gausios taip, kad tu panašiai kaip būsi kaip savižudis tada. Leisi, žodžiu, nužudytą, ne, kažką. Tai kad ir save leisi nužudyti, tai vis tiek reiškia leisi, kad nužudyti žmogų. Tai ir netgi jeigu ne tavęs atėjo nužudyti, o jeigu matai, kad atėjo nužudyti, tai žinoma, tą žudiką jau reikia kažkaip tai sustabdyti. Nežinau, dabar čia visų niuansų tam klausime nėra, tai šitos niuansus ir nesigilinsiu, tokį paprastą ir duosiu terariumišką atsakymą. Gerai, kitas, ką manai apie horoskopus tam terarium? Tie horoskopų ta tema iš tikrųjų labai yra įdomi ir čia toks labai platus klausimas iš tikrųjų, nes yra apie kuriuos horoskopus čia kalbat, arba ar čia apie tuos, kur kada gimsti ir ten nustatoma, kaip čia ten, žodžiu, kažkokia nustato, kur ten kokią planetą buvo gimimo momentų, ten pagal datą, pagal minutės, pagal koordinatės, ten ir taip toliau. Ir ar čia pagal tuos, kur ten per radijas, ar ten televizorius, ar per kur, ar žurnaluose kažkokiuose, kur spausdina, kad šią savaitę ten jo žodžiu, ten sutiksit kažką, tai nesudarinėkit sandorių, o nuo ketvirtadienio žodžiu eikit linksmintis ir palanki diena, susirasti antrą pusę, ble, 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 ble. Tai nežinau, apie kuriuos čia tos horoskopus, apie to žodžiu, kur ten sako apie kiekvieną savaitę, tai čia visiškai pezalai ir paistalai, o apie tos, kur yra pagal jau žmogaus tą gimimą, užmiršau kaip vadinasi, žodžiu, ten nusistato tas ar žemėlapis ar kažkas, tai galbūt ir yra kažkiek ten tos tiesos, tuose horoskopuose negalėčiau turbūt atmesti ir pasakyti, kad ne, bet kad čia būtų toks, kaip čia sakykime, tikslus tas dalykas, tai tikrai taip nėra, nes ne vienas, sakykime, mano ten tas terariumo žodžiu to antrininko pažįstamas yra susidaręs ten tuos, kaip čia dabar planus, ar kaip jie vadinasi, vėl užmiršau, nepasižiūrėjau, nepasiruošęs, aš aišku čia pasakoju tas pasakiečias, nes nelabai yra kada ten ruoštis, tiesiog kada vakarais, jeigu yra laiko. Tai va, turbūt kas domisi horoskopais, tai žino, apie ką kalbu. Tai tokie dalykai yra, kaip ir, sakykime, tokie, matyti, yra tendencija kažkokia, bet ta tendencija turbūt nėra didelė, gal netgi turbūt 50% nesiekia. Atspės ar neatspės čia tas horoskopas, ar tai bus, ar ne tai bus.
kaip ten visokie gyvenime periodai, kad iki tiek metų ten taip seksis, nuo tiek metų kitaip seksis. Čia tokie, sakykime, ženklai tau yra tinkami, kitokie ženklai netinkami, nu ten į partnerius, ar į žmonas, ar į vyrus, ar panašiai, žodžiu. Čia su tuo reikia daryti, su tuo reikia biznį daryti, su tuo nereikia daryti biznį. Tai man atrodo, kad tie visi horoskopai, gal kažkam jie ir yra reikalingi, bet manau, kad jie yra labiau reikalingi tiem žmonėm, kurie nelabai savo tą galvą nori naudotis, o nori, kad už juos kažkas jiem padiktuotų tą sprendimą. Tai vieniem patinka, kad sistema padiktuoja jiem sprendimą, kitiem gal patinka, kad jiem horoskopai padiktuoja tą sprendimą. Ir jis kaip ir elgiasi pagal horoskopą ir galvoja, kad taip turi daryti ir taip jiem paprasčiau. O iš tikrųjų, tai aš sakyčiau, kad kiekvienam reikėtų iš tikrųjų naudotis tą savo galvą ir elgtis pagal savo galvą. Tiesiog reikia labiau pasitikėti savo tais jutimais, jausmais, juslėm ir panašiai, nes nuo pat vaikystės ten tam terariume visus programuoja, kad niekas savim netikėtų, kad stovėtų ant žemės, kuri ten sukasi, pagal mokslininkus, ten tuos šūdmokslininkius terariumą. Čia vėl priminsiu, kad terariume tai žemė nesisuka, jinai yra stacionari, stovi. Ir ten, žodžiu, žmonės mokina tikėti, kad jie ten sukasi belė kokiu greičiu. Nors niekas to nejaučia. Ir taip gaunasi, kad tokiais dalykais visokiais, ir čia daug ilgai galėčiau vardinti, bet dabar ne apie tai mes, žodžiu. Esmė tokia, kad padaro taip, kad žmogus nebetikėtų savim, nebetikėtų to, ką jis jaučia, netikėtų savo ten kokią tai intuiciją, kad netikėtų savo tais jutimais visais. Intuicija irgi yra vienas iš jutimų. Tai tokie žmonės, kurie nebepasitikė paskui savim, jų yra tas pasitikėjimas kažkaip savim sugriautas, nes jie pradėjo tikėti ten mokslo ar dar kažkom. Tai tokie žmonės ir naudojasi tais horoskopais. Tai aš galvoju, kad tas horoskopas yra irgi toks kaip klystkelis, sakykime, arba etapas galbūt, kurį galbūt anksčiau ar vėliau, kas ir labai tiki, vis tiek jie turbūt praeina per laiką ir pasikeičia turbūt tą situaciją. Gal kai kuriem ir nepasikeičia, nežinau. Gerai, tai apie horoskopą pasakiau, kaip yra terariume, tai spręskit patys, kas kaip. Gal kas parašė klausimą, parašys savo komentarą į mano tą atsakymą. Visai būtų įdomu tokia diskusija. Gal ir daugiau bus, nes gan paplitęs, populiarus dalykas. Tai paskui kitas dabar klausimas. Ką manai apie teoriją, kad gyvename simuliacijoje pagal Matricos filmą? Pagal Matricos filmą, senai iš tikrųjų mačiau aš tą filmą. Ir čia apie terariumą vėlgi mes, aš taip suprantu, kalbam. Tai ar terariume jie ten gyvena simuliacijoje, ar jie, žodžiu, tie žmonės tam terariume, kad mes planetui Žemė, tai tikrai jokioj mes čia nesimuliacijoje ir čia joks mokslas neįrodė ten ir vadovėliuose jokiuose apie tai nerašo, tai čia, aišku, būtų kažkoks tai nonsensas, jeigu apie tai ten, o jeigu kokie šarlatanai apie tai ten pasisako, tai į tokiais net nereikia tikėti, nes čia yra nepatvirtinti šaltiniai. Taip, ne tai, kad nepatvirtinti, o nepatikimi tiesiog šaltiniai. Tai šiandien jie taip pasakys, o rytoj gali ir kitaip pasakyti priešingai. Tai žodžiu, jeigu dabar kalbant apie terariumą, sakykime, ar tai ten yra simuliacija kaip Matricui, tai aš galvoju, kad nėra vis tik tai ten ta simuliacija kaip Matricui, nes Matricui, žiūrėkit, kaip ten buvo pagal tą, tai tu kada pabundi, jau kaip ir supranti, kad tu jau gyveni kažkokioj Matricoje, tai tada tu kažkur atsibundi, atsijungi nuo tų žarnų visokių ten ir taip toliau ir papuoli į tą kažkokį tikrą pasaulį. O pas mus tai aš negirdėjau, kad kas nors būtų atsibūdęs ir papuolęs į tą tikrą pasaulį. Terariume tiksliau niekas negirdėjo čia vėl. Aš kartais pasipainioju, bet jau jūs atleiskit man. Tai žodžiu, nėra tokių niekur negirdėta tokie dalykai, kad kažkur kažkas atsibudo, atsijungia nuo tų žarnų ar dar kažkas, tai žodžiu, ir kažkaip tai kovoja ten prieš tas mašinas visokias ar panašiai. Tai ir tų agentų nesmitų kažkokių, tai kažkaip tai nežinau, ar negirdėjau, kad kas nors būtų sutikęs, tai kur jau, žodžiu, ten skraido ten ir nuo kulkų išsisukinėja, ar dar kažkokio, ar supergalių kažkokių turi ir panašiai. Tai dėl to galvoju, kad turbūt ta simuliacija, jeigu ir yra, tai jinai ne tokia kaip Matricoje yra, bet kad yra kažkokia Matrica, kad yra kažkokia tai, kaip čia pasakykim, ta dirbtinė realybė, dėl ko jinai dirbtinė? Dėl to, kad jinai yra melo realybė, ne vidona, melo realybė. Viskas yra
melo matricui visi gyvena, sakykime. Tai vieni didesniam tą melo matricui gyvena, kiti labiau klimpia, kiti mažiau įklimpia, žodžiu, į tą melą, bet visi gyvena būtent melo matricui. Viskas yra paremta melu, visa terariumo ta sistema, sakykime, ir visi ten įstatymai, dar kažkas visur yra melas. Tai vat, tokia, terariume yra va tokia matrica, melo matrica. Ne tokia kaip čia, sakykime, to matricos filmai. Tai tikiuosi, kad irgi atsakiau į tą klausimą ir nežinau, jeigu kažkokio niuanso dar nepasakiau, tai gal galėtumėt irgi patikrinti ir kitą kartą prie atsakymų ar prie komentarų kažkokių tai vat, pateikčiau dar ir daugiau kažkokių tai pamislijimų iš terariumo gyvenimo. Na ir ką, tai turbūt baigsim ir klausimų šį kartą, tai labai noriu padėkoti visiems, kurie parašė paklausimėlį. Man pačiam įdomu vat, tuos klausimėlius atsakyti, tai aišku, labai gaila, kad nėra to laiko taip ilgai, kad pasėdėt, pamastyti, normaliai, sakykime, gilesnį biškį kažkokį tą atsakymą išmastyti. Bet yra taip, kaip yra, pagal savo galimybės. Kokias galimybės turiu, tai pagal tokias galimybės aš jums ir atsakinėjau. Galbūt ilgiau pagalvojęs ar makaulę pakrapštęs, gal ir su tuo antrininku pasitaręs, gal ir galėtų būti tas atsakymas išsamesnis ar gilesnis, bet yra taip, kaip yra. Tai va, tai tikiuosi, kad jums patiko, buvo įdomu paklausyti tų terariumo pasakėčių, žodžiu, ir iki kito karto. Tiesa, dar norėjau priminti, kad yra Telegram grupė, kurioje įdedu daugiau tos įdomienų informacijos visokios iš terariumo gyvenimo, tai kam įdomu ir kam neužtenka jau tų pasakėčių, ar tiesiog gal ir patys norit kažką tai papasakoti, ar įdėti kokią tai informaciją, tai kviečiu prisijungti prie Telegram grupės. O šiaip tai, aišku, pagrindinis kanalas tai bus nuo šiol dabar pas mane Rumble, nes YouTube kažkaip negaliu pasitikėti. Visą laiką pirmą kelsiu video į Rumble, po to į TikToką, o ant galo į YouTube, nes man kažkaip labai nepatiko tas baninimas kažkokių komentarų, tai vieną dieną komentarus užbanino, o kitą dieną žiūrėjo, gal ir visai visų video gali nebelikti ir kaip sakant, jūs prarasit mane, o aš prarasiu jūs. O gal jeigu taip ir atsitiks, gal ir nebereikės tų video, gal matyt bus ir laikas pasibaigęs tam video ir ką norės, aš jau būsiu viską išpasakojęs, nes irgi tas liežuvis nebegalinis, gali būti, kad kažkada jis ir pasibaigs. Tai va, tai tiek žinių tam kartą ir iki kito.